Taigi tęsėme mūsų žvilgsnį į patį krikščionybės centrą ir žiūrime, kaipgi patekome į visą tą bėdą, kurioje esame. Kaip yra, kad tas nuostabus visagalio Dievo meilės planas aiškiai yra iškreiptas. Kažkas yra tikrai ne taip su pasauliu, su mumis. Jame yra labai daug nelaimės, o Dievo meilės planas yra laimė. Ir Dievas yra visagalis ir be galo mylintis. Tai štai kaipgi mes papuolėme į visą tą bėdą. Tai praeitą kartą pradėjau kalbėti apie tai. Tai žvelgime toliau. Ir praeitą kartą mūsų grupelėje buvo labai geras klausimas, kurio neatsakiau specialiai palikdamas jį šiandien dienai. Klausimas buvo ne pirmą kartą toksai, girdžiu šitą klausimą ir kažkaip nesusipratau atsakyti iš karto, kalbėdamas jums vakar, kodėl Dievas pasodino gėrio ir blogio pažinimo medį tam sode. Kaip ant tyčių pasodino tą medį ir liepė nevalgyti nuo jo vaisių. Taigi mes žinome iš patirties, kad taip padaryk, tai būtinai vaikas eis tenais lys ir jeigu pasakysi, kad va į tą kambarėlį ar į tą lentyną ar į tą stalčių nelysti, tai kaip tik baisiai rūpi tada pažiūrėti, kas tenais yra. Ir štai Dievas, va taip padaro. Tai esminis dalykas yra, kas yra tas gėrio ir blogio pažinimo medis. Kaip ir kituose pradžios knygos pirmuosiuose skyriuose, kuriuose labai gausų simbolių. Gėrio ir blogio pažinimo medis yra simbolis. Jisai simbolizuoja kūrinio ribotumą. Tai, kad laisvą valią ir protą turintis kūrinys taip pat yra ribotas, turi savo ribotumą tam tikrą ir tą savo ribotumą, kūrėjo jam duotą, jisai turėtų su pasitikėjimu kūrėju gerbti. Va, dabar pasakiau tokį sakinį ir jisai gali būti gerokai neaiškus. Paprasčiau sakant, žiūrėkite, kai mama sako paaugliui vaikui, vaikeli, tu narkotikų nebandyk. Tai bus geriau, kad vaikas šitą nubrėžtą mamos ribą gerbs, neperžengs tos ribos. Kodėl? Iš pasitikėjimo mama. Ne dėl to, kad jis pats būtų patikrinęs, pažiūrėjęs, įsitikinęs ir nusprendęs, kad tikrai taip yra geriau. Ne. Dėl pasitikėjimo tuo, kuris nubrėžė tą ribą, jeigu jis to pasitikėjimo vertas yra. Ir mama yra verta. Tai štai, kai Dievas, ką žymi tas gėrio ir blogio pažinimo medis? Jisai žymi mūsų pačių kaip laisvų ir sąmoningų asmenų ribotumą. Ir tą ribotumą mes turime ir turime tą ribą gerbti ne todėl, kad patys patikrinome, pasvėrėme, įsitikinome ir visiems aišku, kad tikrai jos peržengti neverta. Ne. Yra ribų, kurias reikia neperžengti dėl savo pačių labo, savo pačių naudai, vien tik tai iš pasitikėjimo šiuo atveju Dievu. O tas paauglys, vaikas, savo mama turėtų gerbti. Tai štai kas tas yra. Ir būti kūriniu ir dar laisvu ir sąmoningu, tai reiškia, kad mūsų gyvenime ir žmonijos gyvenime, žmogaus gyvenime apskritai bus tas gėrio ir blogio pažinimo medis. Tas pažinimo medis, kurio mes ribos neturėtume peržengti vien todėl, kad mums taip nurodė tas, kuris vertas visiško pasitikėjimo – Dievas. Tai grupelėse galėsim toliau padiskutuoti, jeigu kyla, o turėtų kilti dar visai ir daugiau klausimų, tai puikiai tą padarykit. Dabar pradėjau tą schemą paišyti visiškai paprastutę, štai čia jinai yra ir praeitą kartą aiškinau, kaip Adomas ir Ieva nutraukia ryšį su Dievu, praranda tą pagrindą pasitikėti vienas ir kitu. Ir tada nutrūksta jų tarpusavio ryšys. Matote, čia tokia nesudėtinga schema. Ir dabar, kodėl tas jų tarpusavio ryšys nutrūksta? O tai kam jie taip jį nutraukė? Ir man atrodo, praeitą kartą aš nepakankamai paaiškinau, bent jau nepakankamai nupiešiau, tai tikrai. Žiūrėkite, kas iki nuopuolio Adomui buvo pagrindas pasitikėti Ieva. Tai yra manyti, kad Ieva yra gera Adomo atžvilgiu ir apskritai. Ievos ryšys su Dievu. Adomas žiūri į Ievos ryšį su Dievu
į šitą ryšį ir gali pilnai pasitikėti Ieva. Gali būti jos akivaizdoje pažeidžiamas, ribotas, su trūkumais, su poreikiais ir nematyti tame grėsmės, nematyti tame problemos. Ir Ieva žiūri į Adomo ryšį su Dievu ir gali visiškai pasitikėti viskuo, ką Adomas sako, daro ir galvoja, tiek Ievos atžvilgiu, tiek apskritai. Nes Adomas kiekvieną savo mintį, žodį ir darbą, galima būtų taip iliustratyviai sakyti, nubėga pas Dievą pasitikrinti, ar tai yra gera, ar tai yra bloga. Dievas sprendžia, kas yra gera ir bloga. Ir už tai Adomas Ievai yra visiškai patikimas. Ir atvirkščiai. Ieva Adomui yra visiškai patikima, nes gėrio ir blogio standartas Ievai yra Dievas. Ir už tai Adomas gali Ieva pasitikėti. Ir žiūrėkite, kaip dabar padėtis radikaliai keičiasi, kai kiekvienas iš jų asmeniškai nusprendžia patys spręsti, kas yra gera ir kas yra bloga. Jie nutraukia tą ryšį su Dievu ir Adomas ir Ieva, kiekvienas asmeniškai nutraukia tą ryšį ir paaiškėja tragedija. Nelieka pagrindo ir jų dviejų tarpusavio ryšiui, nes dabar nėra garanto, kuris iki tol buvo pagrindas pasitikėjimui vieno kitu. Taigi, puolęs žmogus nepasitikė niekuo, tik savimi pačiu. Ir savo kelią į laimę jisai dabar rinksis pats, tas svarbus žodelis pats, pagal savo supratimą. Jisai spręs, kas yra gera ir kas yra bloga. Ir tada atsiranda ta tragedija, nes žmogus tampa tokiu būdu izoliuojasi nuo kito. Kitas žmogus, kitas netgi kūrinys, jam tampa konkurentas. Arba jį reikia pavartoti, savo laimę siekti. O žmogaus laimė, prisimenate tą svarbų žodį, kurį nuo pat pradžios jau kelis kartus kartoju, žmogaus laimė yra bendrystėje, komunijo, bendrystėje. O puolęs žmogus bandys siekti laimės ne pagal Dievo jam nurodytą kelią, nes Dievu jis jau nepasitikė, o pagal save, pagal savo supratimą ir jisai sieks laimės vartojime. Štai tie du keliai, iš esmės du keliai, kuriuos mes užimame savo gyvenimą. Arba mes siekime laimės kaip vartotojai, arba mes siekime laimės bendrystėje. Ir aišku, mūsų gyvenime tie du keliai konfliktuoja, nes kartais truputį vienam, kartais truputį kitam, bet tas svarbusis dalykas, kurį vieną iš šitų dviejų kelių, kaip vokiečių filosofas Buberis, kai kurie iš jūsų būsit susidūrę, sako, kiekvienas žmogus savo gyvenime ištaria vieną iš dviejų esminių žodžių. Arba jisai stovi prieš kitą veidu ir sako aš tu, arba jisai nestovi prieš kitą veidu ir taria žodį aš tai. Ir tada jisai tą kitą, ar tai būtų jis, ji, ar koks daiktas, jisai traktuoja trečiuoju asmeniu. Jis nežiūri į kitą, nes jo žvilgsnis yra sutelktas į save patį. Vartotojų žvilgsnis yra sutelktas, sukoncentruotas į save patį, į savo poreikių tenkinimą. Ir štai vartotojas tokiu būdu siekia laimės. Taigi puolęs žmogus sulinksta į kažką tai kitą, nei Dievas. Iki nuopuolio žmogus stovi tiesiai ryšyje su Dievu ir iš to ryšio, iš tos bendrystės su Dievu seka, kyla teisingas ryšys su visa kuo kitu. Ir štai po nuopuolio žmogus praranda tą ryšį su Dievu ir sulinksta į kažką tai kitą nei Dievas, kame jisai tikisi rasti laimę. Ir iš esmės tą, kame puolęs žmogus tikisi rasti laimę, tuo tokiu truputį kalambūrišku sutrumpinimu apibūdinant, tas PVM-as – pinigai, valdžia, malonumai. Štai kame puolęs žmogus tikisi rasti laimę. Ir dabar šiandien mano tema yra žvilgtelėti truputėlį į specifinį vyro ir moters sulinkimą. Kaipgi nuopuolis išdarko, išderina dovanas, specifines dovanas, kurias vyras ir moteris turi iš Dievo. Ir tomis dovanomis, skirtingomis dovanomis, jie yra apdovanoti,
tam, kad galėtų vienas kitą papildyti, vienas kitam pasitarnauti. Esate pastebėję, tikriausiai, kad, nėra čia ką nepastebėti, žmonės labai skirtingi savo dovanomis, savo natūraliais talentais ir savo visais įvairiausiais talentais mes esam labai skirtingi. Ir viena iš priežasčių, kodėl Dievas taip skirtingai padalina talentus, yra tam, kad mes galėtume vieni kitiems pasitarnauti. Dievas galėjo šiaip duoti visiems vienodus talentus. Ir visi yra vienodai, šauniai, puikiai, talentingi visose srityse. Bet tada dingsta reikalingumas dalintis. Dingsta reikalingumas vieni kitiems pasitarnauti. Tai reiškia, sumažėja šansų meiliai. Ir štai mes turėdami skirtingas galimybės, skirtingus talentus, mes galime vieni kitiems labiau pasitarnauti, taigi vieni kitus labiau mylėti. Ir vyras ir moteris iš kūrėjo gauna specifines dovanas, kuriomis jie vienas kitam pasitarnaus. Kokios tos dovanos būtų? Keletą aš iš jų užsirašiau, iš tų dovanų. Vyro dovanos, kurias jisai gauna kaip vyras iš savo kūrėjo. Biblinė vyro samprata. Visų pirma, yra gebėjimas prisimti atsakomybę, vyro apdovanotumas, patikimumas. Vyras laikosi žodžio net tada, kai yra labai sunku. Gebėjimas ištverti sunkumuose ir kitus vesti per sunkumus. Gebėjimas atidėti savo poreikių patenkinimą. Čia sąrašas tikrai neišsamus. Bet noriu vis tiek kreipti jūsų dėmesį į tam tikrus pradinius, reiškia, kągi vyras gauna iš kūrėjų rankų, kaip jam specifiškai duotas dovanas. Moteris, jos apdovanotumas ypatingas yra tame, kad jie turi specifinį gebėjimą užmegzti ir ugdyti santykius ir bendravimą. Moters stiprioji pusė. Sukurti tinkamą bendrystę atmosferą. Ir žiūrėkite, labai kitos dovanos nei vyro dovanos. Moteris turės išmokyti vyrą bendrauti. Vyras bus daug labiau į tikslą orientuotas, o moteris bus daug labiau į bendrystę orientuota. Ir jie abu yra svarbus, ir tas yra svarbus. Palaikyti kitą. Moteris turi specifinę dovaną palaikyti kitą jo veikloje, jo užsibrėžtuose tiksluose. Ta pagalbininkė, kuri turės papildyti tai, ko Adomui trūksta. Paprastai šnekant, toks dažnai iliustracija naudojama tokia, vyras stato namą, o moteris jį padaro namais. Nes jeigu tik tai bus vyras, tai bus šalta tuose namuose, bus nejauku, trūks labai daug ko tenais. Ir dabar kas įvyksta po nuopuolio? Šitos specifinės dovanos vyro ir moters duotos. Ką daro puolęs žmogus? Puolęs žmogus čiumpa viską, ką jisai turi po ranka, naudodamas tai užkimšti tai žaizdai. Reiškia, į tą skylę atsivėrusią išvijus Dievą iš savo gyvenimo, dabar kažkaip tai reikia tą žaizdą, tą žiaujėjančią bedugnę savyje užkišti. Ir žmogus naudos viską, jisai naudos visus savo gebėjimus, visą tai, kas jam yra pasiekiama, bandydamas kažkaip tai tą problemą savo atitrūkimo nuo būties šaltinio, nuo laimės šaltinio kompensuoti. Ir jisai tikrai naudos savo dovanas, savo talentus, savo apdovanotumą savęs įtvirtinimui, ne pasitarnavimui kitam savo dovanomis, bet savęs įtvirtinimui. Žmogus tampa esmiškai egocentriškas, puolęs žmogus. Ir vietoj to, kad jisai džiaugsmingai savo turtingumą ir gebėjimų turtingumą naudotų kitų pradžiuginimui ir praturtinimui, jisai visą tai naudos savęs įtvirtinimui. Ir žvilgtelkime į Šventąjį raštą, kaip jisai vėl simbolinę kalbą tai nusako. Po nuopuolio prisimenate ir grupelėse tą tekstą panagrinėsime, kaip Dievas kreipiasi į žmogų, sakydamas kur tu. Dievas ieško puolusio žmogaus. Ir puolęs žmogus atsako Dievui, išgirdau tave vaikščiojantį sode, sodas yra kūrinyje, ir nusigandau, nes buvau nuogas. Ir savo kūriniškumą mačiau kaip grėsmę.
Todėl pasislėpiau. Ir tada tas dialogas įvyksta. Dievas jo klausė, kasgi tau pasakė, kad tu nuogas? Gal valgiai vaisių nuo medžio, kurio vaisių buvau tau įsakęs nevalgyti? Žmogus, kitaip sakant, Dievas kreipiasi į Adomą ir sako, Adomai, ar tik nebūsi padaręs tai, ką liepiau nedaryti? Ir Adomas neprisėma atsakomybės. Žiūrėkite, vyras, kurio esminė dovana yra prisimti atsakomybę, tos dovanos išsižada. Ir jisai kaltina kitą, kaltina moterį. Žmogus atsakė, moteris, kurią man davei būti su manimi, davė man vaisių nuo to medžio, aš ir valgiau. Moteris, kurią tu man davei būti su manimi, davė vaisių, aš ir valgiau. Tai, žinai, kalta. O tiesą sakant, palauk, kas man davė tą moterį? Ne. Tai dar labai gerai reikia pagalvoti, kas čia tikrasis kaltininkas. Ir va vėl tą kaltinimą visiems matome, ne tik čia. Čia, kas užrašyta pradžios knygoje, yra apie mus, apie mane ir apie kiekvieną žmogų parašyta. Viešpats Dievas kreipėsi į moterį. Kodėl tai padarei? Moteris atsakė, žaltys mane apgavo, aš ir valgiau. Ir vėl ta pati laikysena, kurią praeitą kartą minėjau, ta esu vargšė auka, ekonominių santykių auka, netinkamų auklėjimo auka, aplinkybių auka, pasipainio nelaiku ir ne vietoje, kalti kiti, ne aš. Ta laikysena, kuri veda į pralaimėjimą. Visose gyvenimo aplinkybėse. Šitokiu būdu mes nelaimėsime savo gyvenimo kovos. Pralaimėjo tą mūšį ir Adomas ir Ieva. Tada Dievas nurodo nuodėmės pasekmes. Dievas konstatuoja, kas dabar iš to išplaukia, iš to atitrūkimo nuo Dievo seka pasekmės. Ir moteriai jis tarė, aš padauginsiu tavo skausmus per nėštumą, skausme gimdysi vaikus, bet aistringai geisi savo vyro, o jis valdys tave. Štai šitam trumpam tekste yra nurodyta esmė puolusios moters ir puolusio moteriškumo. Moteris, kaip moteriškumo įkūnytoja, frazė, į kurią kreipiu jūsų dėmesį, čia kiekvienas žodis labai svarbus ir labai turtingas ir vertas didelio išsamaus nagrinėjimo. Mūsų tikslam pasirinkime tik tai antrąją dalį. Aistringai geisi savo vyro, o jis valdys tave. Kas čia per geismas yra? Tai nėra lytinis geismas, nes moters seksualinis potraukis yra silpnesnis. Čia yra daug gilesnis dalykas, daug gilesnis geismas, čia yra metafizinis geismas. Moteris atsakymų į giliausius savo gyvenimo klausimus. Kas aš esu? Ar aš esu vertinga? Kiek aš esu vertinga? Puolusi moteris atsakymų į šitus giliausius klausimus yra linkusi ieškoti savo vyre. Tas vyras gali būti sutuoktinis, gali būti draugas, gali būti kažkas tai kitas svarbus vyras jos gyvenime. Puolusi moteris yra sulinkusi ir kaip taisyklė tendencija bus sulinkti į vyrą. Štai kame jinai ieškos atsakymų į svarbiausius savo gyvenimo klausimus. Vyras, kame bus jo esminis sulinkimas? Žmogui jis tarė, kadangi tu paklausėjai savo žmonos balso ir valgiai nuo medžio, apie kurį buvau tau įsakęs, nuo jo nevalgysi, te būna štai prakeikta žemė, triūsu maitinsies iš jos visas savo gyvenimo dienas. Štai yra nuodėmės pasiekmė, kurią Dievas konstatuoja žemė. Reiškia, Adomui sako žemė. Žemė dabar neduos tau lengvai savo vaisių. Triūsu tu gausi iš jos darbo, sunkiu darbu, maitinsiesi iš jos visas savo gyvenimo dienas. Erškėčius ir usnis ji tau želdins. Kūrinyje nelengvai pasiduos, nenorės pasiduoti žmogaus įdirbimui. Prisimenate, pradžios knygos 2 skyriuje Dievas apgyvendina žmogų Edeno sode, kad žmogus tą sodą įdirbtų, kad žmogus kūrinyje vestų į pagal Dievo numatytą planą kūrinyje, įdirbtų kūrinyje. Ir štai kūrinyje nepasiduos lengvai žmogaus įdirbimui, darbui. Erškėčius ir usnis ji tau želdins, maitinsis laukų augalais,
savo veido prakaitu valgysi duoną, kol sugrįši žemėn, nes iš jos buvai paimtas. Darbas. Štai kame puolęs vyras ieškos atsakymų į savo giliausius gyvenimo klausimus. Kas aš esu, kiek aš esu vertingas, ar iš viso aš esu vertingas. Darbas, uždarbis, visuomeninė padėtis, karjera ir panašus dalykai yra tos sritys, kame puolęs vyras ieško atsakymų į giliausius savo gyvenimo klausimus. Ir visai nemažai čia vyrų esame susirinkusių, galim pasitikrinti savyje, ne kiek tai yra tiesa, ar tai yra tiesa. Ne Dieve, savo darbu mes tikimės surasti laimę. Ir vėlgi, žiūrėkite, tas mūsų daugumos iš čia esančiųjų komunistinė praeitis. Prisimenate, kaip mes šviesų rytojų sukursim? Mes darbu sukursime šviesų rytojų ir žemę nušvies rojus. Ne? Mes savo rankomis pasieksime rojų. Kaip netoli nuėjo Marksas. Ne? Tai čia viskas parašyta. Apie čia. Gyvename puolusio vyriškumo valdomame pasaulyje. Gyvename pasaulyje, kurį galima būtų vadinti patriarchatu. Tai yra puolęs vyriškumas ir jo dominantė pagrindinė darbas. Štai kame, mielieji, mes būsime laimingi. Dirbkime, daug dirbkime ir tada daug vartokime. Ir tada mes būsime laimingi. Jeigu kartais suabejotume tuo, pasižiūrėkime į reklaminius skydus. Ir mes iš karto prisiminsime savo ir tikslą, ir priemonės tam tikslui pasiekti. Darbas čia yra. Ir štai, baigdamas, noriu žvilgtelėti į 20 amžių. Visi esame 20 amžiaus vaikai, dauguma sovietmečio vaikai esame. Ir 20 amžiuje tas iškreiptumas vyro ir moters specifinis, kuris įvyksta per nuopuolį, kur kiekvienas iš jų tas dovanas, kurias kūrėjas davė, kad jie vienas kitam pasitarnautų džiaugsmingai, praturtintų vienas kitą, jie jas nukreipia savęs įtvirtinimui, kiekvienas iš jų egoistiškai. Ir 20 amžiuje turime labai ryškų tą iškreiptumą šitų dovanų ir praktiškai esame toje situacijoje, dauguma iš mūsų labai ryškiai ir aiškiai. Visas vakarų pasaulis tame yra įklimpęs. 20 amžiaus vidury ir antroje pusėje pradeda formuotis tam tikras specifinis vyro įvaizdis. Ir jisai formuojamas labai sąmoningai ir labai sėkmingai. Ir dabar žiūrėkite, jeigu reikėtų taip pastaigiai pasakyti, kokios pirmos asociacijos kyla išgirdus žodį vyras arba tikras vyras arba vyriškumas. Su kuo siejasi jums žodis vyriškumas? Aiškiai pagalvoti, pirmieji žodžiai, kurie tiesiog ateina į galvą. Ir dabar jūsų yra per daug, bet gal net grupelėse bus galima tą toliau padiskutuoti. Paprastai tai, ką žmonės, pirmi dalykai, kurie ateina į galvą, išgirdo žodį vyras arba vyriškas vyras, tikrai vyriškas vyras, koks tas yra, koks jisai yra. Jisai turi būti stiprus arba pajėgus, galingas. Iš esmės trijose srityse – finansiškai, fiziškai ir seksualiai. Beveik visus atsakymus galima suredukuoti į šituos 3 pajėgumus. Bet atsiprašau, palaukit, o tai kur dabar patikimumas, atsakomybės prisiėmimas, gebėjimas ištverti sunkumuose ir kitus vesti per sunkumus, gebėjimas atidėti savo poreikių patenkinimą, kažkaip čia tuose 3 galiuose šitos savybės, gal ir galima kažkiek tai, bet tikrai nepilnai išvelgti. Tai kur tos savybės yra? Ir tikrai, žiūrėkite, kas atsitinka, kai kokioj nors srity prasideda sunkumai. Pavyzdžiui, šeimoje prasideda sunkumai. Kas sprunka pirmas? Arba prisiminkime tokius saugius ir ramius laikus, tolimus, kadangi jie tolimi labai, tai saugu juos prisiminti, savo vidurinės mokyklos laikus prisiminkime. Ir kai reikėdavo ką nors padaryti, pavyzdžiui, pasveikinti auklėtoją su gimtadieniu, prisimti atsakomybę reikėdavo, tai būdavo taip, reiškia, lieka po pamokų grupelė ir toje grupelėje yra ir vyrukų, ir mergaičių.
ir vyksta plepėjimas. Plepam, idėjų ir tada nusprendžiama, kad reikia nupirkti gėlių. Ir tada reikia kažkam eiti nupirkti gėlių. Žodžiu, galų gale lieka 2 arba 1, kuri tą viską iki galo ir padaro. Ir nežinau, kaip jūsų klasėse. Mano klasėse tai būdavo mergaitės paprastai, kurios tokiuose situacijose, kai reikia, pavyzdžiui, pasveikinti auklėtoją ir, pavyzdžiui, sutvarkyti jos kabinetą, ateiti po pamokų ir papuošti, sutvarkyti kabinetą. Nu, kaip čia yra, o tai kaip dabar tie mūsų vyrai, kur čia atsakomybės prisiėmimas, kur čia gebėjimas ištverti sunkumuose ir netgi kitus vesti per sunkumus, prarasta yra. Susiformuoja visai kitas vyro įvaizdis, kurį labai tiksliai apibūdina garsusis žurnalas Playboy. Šitą pavadinimą išvertus į lietuvių kalbą, jis labai tiksliai apibūdina tą vyro įvaizdį. Jis yra žaidimų berniukas. Jam gali būti 50 metų ar kiek norite metų, jisai vis dar nesugeba prisimti atsakomybės, jisai žaidžia ir kai pasidaro nesmagu, jisai sako, aš taip nežaidžiu ir pereina į kitą smėlio dėžę. Nes brandumo pagrindinis bruožas yra gebėjimas prisimti atsakomybę. Gebėjimas prisimti atsakomybę ir joje ištverti. Ir štai susiformuoja štai toks vyro modelis. Labai galingai susiformuoja, jisai apima faktiškai visą vakarų pasaulį. Ir dabar labai įdomus ir ryškus moteriškumo, moters reagavimas į tokį vyrą, į tokį vyriškumą. Ir tas reagavimas yra ne kas kitas kaip feminizmas. Kas yra feminizmas? Feminizmas yra moters situacija, kai jinai dairosi aplinkui ir neranda nei vieno, prie kurio jinai galėtų savo specifinį apdovanotumą išreikšti. O koks jos specifinis apdovanotumas? Užmegzti bendrystę, su pasitikėjimu glaustis prie kažko tai. Ir tada jinai sako, nėra nei vieno patikimo. Ir kas man belieka? Man belieka tik tai pačiai tapti stipriai, pačiai tapti savim pasirūpinančiai. Niekas manim nesirūpins, taigi man reikia tapti finansiškai, fiziškai, psichologiškai ir visais kitais požiūriais nepriklausomai. Ir mes turime tą business woman modeliuką. Ta moteris, kuri yra stipri ir jai nieko nereikia. Tas vakarų feminizmas. Bet vėlgi, žiūrėkit, kurie esame mes iš sovietmečio, turime irgi lygiai tą pačią situaciją, tik tai truputį iš kitos pusės. Prisiminkite tą mano pirmose paskaitose net minėtą, atsimenat, tas kūjis ir pjautuvas, tas stiprus vyras ir nemažiau stipri moteris. Ta raumeninga ranka, kuri laiko pjautuvą, yra nemažiau stipri. Ir jinai yra labai pajėgi ką padaryti? Atlikti daug darbų. Darbams atlikti. Jinai stipri. Ir jeigu reikės, jinai visą kolchozą ant savo tvirtų pečių veš. Ir dar girtą vyrą taip pat. Mes turim lygiai tą patį feminizmą, tą moterišką feminizmą, kurios esmė yra štai kokia. Moteris sako, aš būsiu saugi, laiminga, jeigu aš tapsiu kaip vyras. Aš turiu tapti kaip vyras tam, kad aš būčiau laiminga. Ir sovietinis ar vakarietiškas feminizmas yra iš esmės tas pats puolusio vyriškumo mėgdžiojimas, kai moteris išduoda savo giliausią tapatybę ir eina į laimės ieškoti kitur. Eina laimės ieškoti vyriškume. Ir aišku, kad nei vienas, nei kitas, nei plėbojus, nei feministė, nei ta business woman, jie nebus laimingi. Nes jų laimė yra kažkur tai kitame, kažkur tai kitur. Jų laimė yra bendrystėje. Bet tam, kad jie galėtų atrasti iš naujo tą bendrystę, reikės giluminių transformacijų, reikės jų kiekvieno asmeniškai perkeitimo, tam, kad galėtume sugrįžti į tą darnų tarpusavio ryšį. Dabar klausimas turėtų kilti toksai. Gerai, Adomas ir Ieva
nupuolė, nusidėjo, nutraukė ryšį su Dievu, kiekvienas asmeniškai. Bet tai, o prie ko čia aš ir jūs? Mes gyvenam po 1000 metų ir mes taigi nepadarėm tokių nuodėmių, tai kuo mes dėti? Mes dėti dviem būdais, mes susiję su tuo dviem būdais. Pirmas dalykas, kuo mes esam susiję, yra tai, kad Adomas ir Ieva nupuldami susargdina žmogišką prigimtį, taip paprastai šnekant. Ir tas susirgimas, kuriuo žmogiška prigimtis vėliau perduoda, ta liga perduodama vaikams toliau, yra vadinamoji gimtoji nuodėmė. Gimtoji nuodėmė yra žmogiškosios prigimties sužalojimas, kuris prasideda su pirmųjų tėvų nuodėmė ir tęsiasi per visas kartas, visiems žmonėms perduodama. Gimtoji nuodėmė yra polinkis nusigręžti nuo Dievo ir atsigręžti į save, kaip svarbiausiąjį, kaip visako centrą ir pagrindą. Polinkis pačiam spręsti, kas yra gera ir kas yra bloga. Ir mes tą polinkį gauname iš savo tėvelių ir per visas kartas iki pat pirmųjų žmonių. Taip pat mes tą polinkį realizuojame, įgyvendiname per savo asmeninės nuodėmes. Savo asmeninėmis nuodėmės mes iš esmės padarom lygiai tą patį veiksmą vidinį, kurį Adomas ir Ieva padarė patys. Jiems pirmoji nuodėmė buvo veiksmas. Jie tą padarė. Kaip sakiau, nežinom, kas tai buvo per veiksmas, praeitą kartą tą minėjau. Man ir jums gimtoji nuodėmė yra būsena, kurioje gimstame ir tą būseną mes įgyvendiname savo asmeninėmis nuodėmėmis savo gyvenime. Bet iš esmės tos asmeninės nuodėmės yra lygiai tas pats, sukirptos lygiai pagal tą patį šabloną, pagal kurį buvo padaryta ir pirmoji nuodėmė, Adomo ir Ievos nuodėmė. Prisimenat, praeitą kartą aiškinau, bandžiau daug iliustracijų duoti. Adomo ir Ievos nuodėmės esmė buvo nepasitikėjimas Dievu, reiškia vidinė nepasitikėjimo nuostata, kuri išsireiškė išoriniu neklusnumo veiksmu. Nepasitikėjimas ir neklusnumas. Štai yra du kiekvienos nuodėmės bruožai. O žodis nepasitikėjimas vėlgi reikia išversti labai paprastą, aiškę, paprastą kalbą. Nepasitikėti tai reiškia manyti, kad tu man nenori gero. Nepasitikėjimas, manimas, kad Dievas nenori man laimės. Ir užbaigsiu tokia iliustracija, paprasta visiškai, kad bandau parodyti, kaip kiekviena mūsų daroma nuodėmė yra iš esmės Adomo ir Ievos nepasitikėjimo ir neklusnumo pakartojimas arba sukirpta pagal tą patį šabloną, ta mūsų kiekviena asmeninė nuodėmė. Tai pavyzdys visiškai primityvus, bet galbūt padės jums pamatyti, kaip mes gyvenime turbūt kasdien patirime lygiai tą pačią situaciją, kurią aprašyta pradžios knygos 3 skyriuje, kur Žaltys sako, ar tikrai jums Dievas neleido naudotis šitais gerais dalykais? Adomai ir Ieva, man jūsų nuoširdžiai gaila, sako ponas Žaltys. Ir tada sako, toliau tęsdamas, jisai jums uždraudė tai daryti todėl, kad jis nenori jūsų laimės. Taigi pavyzdys būtų visiškai paprastas. Įsivaizduokime 18-metį vyruką, kuris labai nori turėti automobilį. Kaip būtų gerai turėti automobilį ir neturi pinigų. Ir štai vieną dieną, eidamas pro kokį nors didelį Megos prekybos centrą, automobilio aikštelėje, jisai žiūri, viename automobilyje yra palikti rakčiukai ir netgi langas nuleistas, pamiršo žmogus. Turbūt iš karto pasigirsta balsas, kuris sako, nebūk žioplas, čiupk ir važiuok. Ir tada pasigirsta kitas balsas, kuris sako, nevok. Tada pirmasis balsas, tamsusis balsas sako, ei, palauk, kas čia sako nevok? Ai, Dievas sako nevok. Gerai, pažiūrėkim, ar tas, kuris sako nevok, ar jis nori tau laimės. Įsivaizduok savo gyvenimą be automobilio. Ir gundytojas puikiai naudoja mūsų vaizduotę, turbūt pagrindinis įrankis. Įsivaizduok savo gyvenimą be automobilio. Matai? Matai? O dabar įsivaizduok savo gyvenimą su automobiliu. Matai? Kaip draugai tave žiūrėtų, o kaip draugė tave gerbtų. Matai?
Taigi, ar tas, kuris sako nevok, ar jis nori tavo laimės? Spręsk pats. Ar tas, kuris tau sako nevok, ar nėra taip, kad jisai nori, kad tu būtum žioplas, naivus, kvailas, prispaustas, vergas? Jeigu nori, ir būk toksai. Bet jeigu nori, imk reikalą į savo rankas, pats spręsk, kas yra gera ir kas yra bloga, ir tapk pilnai įsiskleidusią, save realizavusią, save aktualizavusią asmenybę, kuo ir gali tapti. Tiesa, dar tie kunigai sako nevok. Pasižiūrėk, kaip jie gyvena. Argi nematai, kad jie visi tave apgaudinėja, žioplelė? Spręsk pats. Paprastutis pavyzdys, bet noriu parodyti, kaip kiekvienas mūsų moralinis pasirinkimas, kurį mes darome nuo mažiausio iki didžiausio, remiasi iš esmės tuo pačiu dalyku. Ar Dievas nori mano laimės? Ar tas, kuris man nurodo kelią, ar jisai nori mano laimės, ar vis dėlto ne? Ir tada aš renkuosi. Ir darydamas blogą pasirinkimą, aš pakartoju ir padedu parašą po Adomo ir Ievos pasirinkimu nepasitikėti Dievu ir nepaklusti. Tai ir yra nuodėmė. Baigiau kalbėti apie nuodėmę ir sekantį antradienį pradėsim šnekėti apie, o ką Dievas darė šitoje situacijoje. Mes papuolėme į didelę bėdą ir nuodėmė yra stipresnė už mus. Mes iš jo savo jėgomis negalime išsikapstyti. Mes nesam pajėgus išspręsti šitą esminę problemą. Jeigu mums nepadės kažkas kitas už mus ir už nuodėmę galingesnis, mes tiesiog patirsime ją iki galo. Ta egoisto vienatvė, ką šventas raštas vadina pragaru. Tai yra žmogus, esantis tiek sukoncentravęs žvilgsnį į save patį ir tiek negebantis matyti kito, kad jis yra taip vienišas, kaip neįmanoma būti jokioj dykumoj vienu. Tai yra baisiausias dalykas, egoisto vienatvė. Žmogaus vienatvė, kurio visas horizontas, visas akiratis yra uždengtas savęs paties. Toks didelis, išsipūtęs aš. Girdėjau, kad čia galima girdėti tame žalčio šnypštimą. Tame aš. Reikalinga didelė pagalba mums. Ir ta pagalba, ačiū Dievui, yra duodama. Krikščionybė yra geroji žinia, kad pagalba atėjo. Kad mirtinai ligai vaistas yra. Tai yra labai labai gera žinia.